Taip, tai kas naujo kine? Nieko linksmo. Atrodo iš filmų. Visai atrodo ir linksmų yra dalykų. Man buvo įdomu, pirmiausiai bendras toks būtų klausimas jums visiems, kai dabar yra galimybė rinktis bet kokią temą, kurti bet kaip, tai ta prasme sava kino kalba, pasirenkant, ką nori rodyti, ką nori pasakyti. Ar tai yra lengva, kaip jūs suradot savo temas? Kiekvienas iš jūsų, jeigu galėtumėt kaip savo temas arba savo herojus, ar iškart jau, ar tai buvo ilgos paieškos, galų gale jūs buvot ta karta, kuri, ne karta, bet ta laida, kuri turėjo turbūt daugiau laiko netgi, pagal visą šitą įkalinimą ir neįkalinimą, ta prasme galėjot sėdėti galvot, pavyzdžiui. Kad nelabai. Kažkaip labai greit viskas iš tikrųjų įvyko. Dėl tos temos, nežinau, iš tikrųjų šiandien truputėlį kitas gal kontekstas susišaukė su tuo, mes gaila, kad išėjo daug kas mes dėstom su kolegės Kalvijos kino akademijai ir kaip tik dabar studentai ruošiasi filmuoti savo baigiamosius darbus ir iš tikrųjų sudėtingiausias dalykas yra rasti savo temą. Tai ir mums buvo lygiai tas pats, nu aš asmeniškai iš save gal šneku, bet iš tikrųjų, kai tu gali daryti viską, ir tuo metu gal dar nebuvo taip, kažkokių tokių labai reikšmingų įvykių, kas įvyko dabar prieš kelias dienas, kur tiesiog viskas kardinaliai pasikeitė ir turbūt ir mūsų temos, ir mūsų požiūris, matyt, keisis. O tuo metu viskas pakankamai siesliai buvo. Ir taip, atsimenu, kažkaip iki pandemijos dar nešnekėdavom, kad taip, man atrodo, viskas taip neutraliai, net nieko įdomaus nevyksta pasaulyje. Bet paskui jau kai prasidėjo. Tai jo, gal tokioj terpėj kažkaip nėra gal taip lengva atrasti tą temą tokią, kuri būtų kažkaip labai, nežinau. Tai kaip tu savo heroję suradai? Man tai viskas prasidėjo nuo eilėraščio, kuris buvo pradžiai ir eilėraštis buvo atspirtis. Nes aš ilgą laiką norėjau jį ekranizuoti. Jis man sukosi galvoje, aš visą laiką norėjau kažką su juo nuveikti apie eilėraštis apie mergaitę, kuri pagauna mėnulio atspindį kibiro dugne. Ir tiesiog po kurio laiko suradau Barborą ir kažkaip suvedžiau tuos du dalykus. Nes... Tai paprastai skamba, suradau Barborą, išėjau gatvę, žiūriu Barborą. Vis tiek kažkaip tai buvo tos pareiškos. Tai kaip su mėnulio gaudymu buvo, nes turėjau eilėraštį ir norėjau atrasti mergaitę, kuri atitiktų tą eilėraštį, kuri turėtų kažką savyje tokio, su kuo man asocijavosi tas eilėraštis. Ir tada aš tiesiog ėmiau daryti castingą vaikų, pradėjau, užkūriau visus draugus, po visą Lietuvą ėmiau ieškoti vaikų. Ten tiesiog taip primityviai, nuo 8 iki 14 metų maždaug tą kategoriją. Ir per vieną bičiulę atradau Laivių šeimą, tokie menininkai gyvenantys Plungėj. Ir jie turi dukrą Barborą. Ir mes nuvažiavom su susipažinti ir supratau, kad visa ta aplinka ir jinai pati labai kažkaip dėrėjo su tuo filmu, su tuo ne filmo eilėraščiu šiuo metu. Gal dabar. Arba Emilija. Palakas buvo antras. Gerai, tai tada. Tai atsakyti klausimą apie temos šiais laikais radimo. Aš manau, kad tai yra tikrai sunkus klausimas ir aš iki šiol nejaučiu, kad jau dabar galėčiau kaip jau vienareikšmiškai pasakyti, kad šitos temos, šita tema jau būtų mano atrasta. Mano atveju gal daugiau intuityviai. Aš šiame laikotarpyje priiminėjau sprendimus, turiu gal kelių metų laikotarpį. Tai patvirtina ir, faktiškai visi filmai akademijos laikotarpį nufilmuoti pasirinkimai buvo kažkokios impulso tokio inspiruoti. Tai diplominis šitas filmas Alfonso irgi buvo toks truputėlį, tiesiog kažką nuojauta mane vedė, kad norėčiau tą pabandyti, bet tai nebuvo, kad aš jau tikrai žinau, kas ten manęs laukia. Tiesiog,
Tai visą tai aš iki šiol jaučiu. Iš tikrųjų, yra mano stalo, mano kambarėje irgi yra daugybė knygų pastatyta ir jos gan skirtingos ir manau, tai man irgi tokia vizualinė asociacija, kad iš tikrųjų nėra vieno dalyko, bet yra vienas, kitas, trečias ir taip reikia visą laiką kažkoks paieškos jausmas yra. Norėčiau patikslinti, ar teisingai suprantu, kad herojus atrastas iš knygų, per knygas? Ne visai. Taip, pats pirmasis kabutėse pažintis pirmoji su herojum tai vyko per draugą, kuris tiesiog pasakė, kad toks autorius yra ir net mestelė idėją, koks galėtų būti mano diplominis filmas, nes gal komiška, bet iš tikrųjų aš klausiau, gal tu gali, kalbėjome su to bičiuliu apie temą, aš sakiau, kad laukia manęs diplominis filmas ir vat irgi iš paieškų, iš to kalbėjimuose su žmonėmis, apie ką norėčiau daryti. Ir vat, taip, pirmasis tas impulsas buvo iš tikrųjų draugo, po to jau per knygas, po to aš pradėjau skaityti tas knygas. Bet jūs abu, aš taip suprantu, kad ieškojote konkretaus vieno žmogaus, tokio, kad jau iškart sugalvojote, kad bus portretas, nes dokumentinį kiną galima ir socialinės temas ir įvairiai, bet jūs norėjot portretų, abudu, taip? Gerai, dabar kitai Modestas. Čia visas ritualas bus mikrofono perdavimo. Tai aš sutinku, kad tada toks laikas tikrai palyginus dabar, kas yra, atrodo, toks temų vakuumas atrodė, lyginant su to, kas yra dabar, bet tai man irgi nebuvo, aišku, lengva tą temą atrasti ir aš tą temą tai visiškai atradau ten, taip paprastai pasakius, valandą, pusvalandį, kai reikėjo ją išsiųsti 12 valandą, visiškai ten buvo, iki to buvo tokie klaidžiami, kažkas ir tokia viena tema, tokia bandžiau kažkur į politiką truputėlį lysti ir kažką ten knibinėti. Ir tada, atsimenu, vakarą sėdėjom su producerė, yra draugė Vaiva ant sofos ir sakau, palauk, sakau. Ir, yra kas mane visus tuos 4 metus akademijai čia kamuoja ir kažkas, kas man čia skauda. Tai man turbūt tas raktas ir buvo, kad aš pasirinkau ir supratau, pajaučiau, kad noriu daryti apie tai, ką pačiam skauda ta tema. Ir net man dabar net susisijęs su temom, kad aš, būna klausia draugai, kolegos, sako, tai kada kitas filmas? Aš sakau, tai nebus, kol man iš tikrųjų kažkas nesuskaudės tada, nes aš kažkaip neturiu savo tada noro, kad dabar turiu, žinote, daryti filmus, kepti kažkas, tai kad atėjo metai, kiti, bet praėjo porą metų, tai kada kitas. Nežinau, man kažkaip nereikia, kad tai būtų kinas dėl kino, kad noris galų gale kažko galbūt bandyti išspręsti kažką to savo, bandyti bent jau pats spręsti kažkokią temą panagrinėti. Tai tada man taip ir džiaugiuosi, kad tada taip sukirbėjo, susišvietė per tas paskutinės pusę valandos, kiek ten turėjo ir šitą temą tada tokia priejau. Man raktas buvo tas žodis vidutinybės. Aš pats pasijaučiau per tos metus akademijai vidutiniškas labai ir pagalvojau tą temą tiesiog eiti atvirai ir ją bandyti ieškoti. Tai čia, kadangi dar pakabinom tą klausimą, čia kaip kolegos personažo ieškojo, tai aš visiškai nežinojau formos, nežinojau, kaip aš spręsiu, aš turėjau temą ir nežinojau, kaip man ją pakalbėti, kaip man ją kalbėti. Ir aš tiesiog, ieškojau ir visai atradau, kaip ją pakalbėti. Tai taip su temam. Miglė, o kaip tau? Aš iš dalies sutinku, kad kai darėm tos diplominius filmus, turėjom kažkokią visišką laisvę, tiek formos, tiek, nežinau, visų pirma galėjom rinktis, ar norim daryti dokumentiką, ar vaidybinį kiną, ar eksperimentinį, ar dar gal žino ką. Bet tuo pačiu tą laisvę, jau kažkas minėjo, man atrodo, apsunkina viską, nes tu tada ir į vieną pusę meties, ir į kitą. Bet aš kažkaip pajaučiau, kad tikrai nenoriu daryti vaidybinio kino, rinkausi tarp dokumentikos ir tarp eksperimentikos ir kažkaip galiausiai išėjo tas toks dokumentinis eksperimentinis filmas. Ir kai pradėjau svarstyti, kokia tema čia man dabar, gal kaip kolega sako, skauda labiausiai, ar kas svarbu. Ir dar reikia nepamiršti, kad tai diplominis filmas, čia tu su juo baigi akademiją ir tarsi
4 metai tavo čia apsisprendžia ir priklausys nuo to, kokį tu filmą padarysi, reiškia, tu toks ir išeisi, tai čia, toks, man atrodo, kažkoks spaudimas, tas pats kaip moksleivė mokykloje 12 klasės egzaminai, jeigu jau prastai išlaikai, tai jau reiškia, tos 12 metų tu ten neaišku, ką veikiai mokykloje. Tai va tokie visokie dalykai, tokios visokios mintis ir tada kažkaip pradėjau svarstyti, kad man vis tik kine labai įdomus yra laikas ir atmintis ir kažkaip, kad kinas apskritai kaip suteikia galimybę sustabdyti laiką, va tokie visokie dalykai prasidėjo galvoje, tokios mintis ir tada nutariau, kad noriu kažkaip užfiksuoti tą laiko ir atminties tarpusavio sąveiką. Ir daug kartų keitėsi filmas, nes filmavom karantino ten laikotarpyje, tai ir operatorius pasikeitė, ir filmas gavosi visai kitoks, negu buvo užmanyta. Aš pirmiausiai noriu paprašyti paruošti mikrofoną šitą kartą, nes rezonuoja šiek tiek. Galima? Taip nebuvo, kaip skaldėti. Čia labai. Mes ten taip. Vytautas. Tai gerai, aš gal galiu, Elenos, tavęs paklausiu apie heroję. Šiaip paprastai, ir tas klausimas ir Vytautui tiktų, tai dokumentikoje dažniausiai yra vienas tokių sunkiausių momentų, tai vadinamas tas prisijaukinimas, tas prisipratinimas herojaus, priartėjimas, kad jis nebejaustų kameros. Ir aš taip galėčiau įtarti, kad, pavyzdžiui, Alfonso, jis jau brandus žmogus, jam tą kamerą jau buvus nebuvus, auditorija jisai jau matęs ne vieną ir patyręs. O vat kaip su ta mergaitė? Ji tikrai atrodo labai natūraliai ir tai, ką jinai ten šnipžda, tai akivaizdu, kad nėra pasakyta, kad scenarijui tai reikia tau dabar sakyti. Tai kaip su jie sekėsi dirbti, tai čia pirmas toks būtų klausimas. Tai užtenka, ne? Nerezonuoja. Tai mes turėjom iš tikrųjų ten visokių sistemų, kaip jau jie čia prisipratom. Nes pirma buvo, kad mes tiesiog nuvažiavom be jokių kamerų su filmo prodiuserė. Tiesiog apsižiūrėt, pasikalbėt. O paskui jau kitas kartas buvo su visa grupe. Ir vienas dalykas, kuris man buvo svarbus, ką aš kažkaip iškart nusprendžiau padaryti dar prieš surenkant grupę, nes grupę sudarė buvau aš, prodiuserė, operatorė ir garsistė. Mes buvom 4. Ir tai jo, pirmas dalykas dėl grupės buvo labai svarbu, kad būtų kuo mažiau žmonių, tik tiek, kiek iš tikrųjų reikia. O antras dalykas, man buvo svarbu, kad būtų tik tai moteris. Nes kai aš su jais susipažinau, supratau, kad tai yra toks pereinamas laikas, kai jinai jau nebe visai vaikas, bet dar ne visai paauglė. Ir galvojau, jeigu atsirastų vaikinas, turbūt visiškai pasikeistų atmosfera. Ir iš tikrųjų, manau, pasiteisino tas dalykas, nes, ką aš ir su visa grupė tarėmės, kad mes kuo labiau kažkaip įeinam į filmavimą kaip žaidimo formą, nes mes pas juos gyvenom filmavimo metu ir mes labai daug laiko tiesiog žaisdavom su jie. Stalo žaidimus, PlayStationą, žodžiu, kažką vis veikdavom ir tas filmavimas tada toks tapdavo tarsi, čia vyksta, čia nevyksta, čia vyksta, čia nevyksta. Ir aišku, paskui visokias gudrybės reikėdavo taikyti, nes kai mes jau pereidavome tą filmavimo fazę, tai tada Barborai pasidarydavo nebeįdomu, nes mes ta prasme, kai šiaip ir filmavimas. Kodėl mes nebežaidžiam ten Monopolio. Ta prasme, kam tas malkas vežti? Taip, kam tas malkas vežti. O iš tikrųjų malkas tai čia tapo tiesiog pagrindiniu filmo įvykiu, nes irgi, kas atsitiko per karantiną, kad mes tiesiog labai trumpai galėjom filmuoti. O vis tiek tokio pobūdžio filmai, stebimosios dokumentikos, tai žiauriai svarbus turinys ir kuo jo daugiau, tuo tu labiau gali tada juo ten manipuliuoti.
o mes galiausiai tiesiog labai trumpai galėjom filmuoti, nes prasidėjo karantinas ir viskas, kažkaip mes tiesiog nebegalėjom važiuoti. Tai centriniu įvykiu tapo jo tas malkos ir nukritimas. Ir čia išprovokavo iš tikrųjų tėvai, mums tėvai irgi padėjo manipuliuoti visu tuo, nes mama duodavo jai darbus daryti, o tėtis liepė tas malkas. Tai iš tikrųjų jinai tų gyvuliukų neprižiūri, tik tai čia. Šiaip prižiūri, šiaip jie viską ten, kai mama jau buvo sulaužyta ranka, tai iš tikrųjų jie ten viską darė, tai jie, žodžiu, moka ten ir melžti, ir visą ką, bet dažniausiai vis tiek, tiem vaikam pakankamai toks komfortas palaikomas, nes jie ten eina į mokyklą ir tiesiog nebebūna jėgų, bet mes filmuodavom per atostogas, kad kuo natūraliau būtų tie iš tikrųjų darbai. Ir jo, ar kažkaip ta strategija suveikia, kad ne mes prašydom, kad jinai eitų ten dabar ten melš kažką, tiesiog mama, kad Barbora, ar gali ten padaryti ar tą. Gerai. Žodžiu, ir jinai ten eidavo, darydavo tas darbus. O su malkom tai jo, tėtis liepė, bet jie jau buvo susitarę kažkaip, bet tada atsitiko lietus, atsitiko visas tas ir atsitiko drama. Bet labai graži tokia kaip ir kulminacija, tokia reakcija. Tapo jo tokia esminių įvykių. Vytautai, o kaip su Alfonso? Su Alfonso, tai kas labai mūsų visus turbūt nustebino, nors, kaip pagalvoju, galbūt buvo galima to tikėtis, jisai, kaip jūs ir pasakėte, jis labai, matyt, jau yra pripratęs prie auditorijų, prie dėmesio, gal ir prie kamerų. Jisai profesoriavo universitete Pensilvanijos daugybę metų. Ir šiaip jo tokia natūra, kad jis yra labai, mums, gal ypač kaip lietuviško tokio temperamento, kad jis labai toks atviras, labai priimantis, labai šiltas. Ir netgi iki tokio jau intimumo kartais ribos atrodytų. Ir jis toks buvo bemaž nuo pirmųjų dienų. O aplinkybės buvo tokios, kad mes atvažiavom pas į Baltimorę, jo namus, tai yra nemaži namai su dideliu sodu ir dar besusirašinėjant prieš filmavimo pradžią jisai sakė, kad jokių problemų, atvažiuokit, mes buvom 3 komandoje, tai garso režisierius, operatorius ir aš, atvažiuokit 3, aš jūs priimsiu, turiu daugybę vietos namuose ir galėsite kartu gyventi ir labai džiaugsiuosi, kad jūs būsite kartu su manimi. Ir tokia nuotaika, tokia jausmų ir mes vis laik ir buvom kartu. Jis labai vis laik džiaugiasi mūsų kompanija, tarsi net nepastebėdavo, kada mes tą kamerą įjungiam. Ir dabar, kai aš taip retrospektyviai pagalvoju, galėjom mes gal net dar labiau kažkaip pasinaudoti tuo. Nes mes atrodė, dar bandėm čia kažkaip juokintis, čia gal nefilmuojam iš karto ir panašiai, bet man atrodo, kad mes galėjom labiau. Pagal tai, kaip jis tai ten gulėdamas pradeda pasakoti ant kilimo, tai aš supratau, kad tikrai jau. Taip. Tai buvo gražus epizodas iš tikrųjų iš tų tokių mūsų draugyščių, kada tikrai išeini tokį kontaktą, kad jis atrodo tampa tavo geriausiu draugu ir jisai, tikrai džiaugiasi tavo tiesiog tą anglišką žodis presence, kad tu esi čia ir jam tai yra šventė ir jisai kažkaip, tikrai toks su juo ypatingas jausmas būti daugiau kartu. Kita vertus buvo man bent jau toks savotiškas iššūkis, nes tai vis dėlto buvo 2,5 savaitės beveik ištisinio buvimo kartu, mums 4. Ir tas namas dar turi tokią labai savotišką atmosferą, jis toks yra labai kažkuria prasme klaustrofobiškas. Jau nekalbant apie tai, kad ten yra tie visi, kaip matėte, tos keistos kaukės ir durklai ir kaulai žmonių ir kaukolės. Ir visokie, kas filmą nepateko, bet visokie super erotiniai dar kažkokie simboliai. Ir jie turi savo krūvį, nes tai yra ne šiaip kažkokie šiuolaikiniai dalykai, bet iš genčių, šimtmečius menančių ritualų kažkokie atsivežti artefaktai. Tai man kartais buvo tikrai nelengva toje atmosferoje būti. Ir kas dar tą sustiprindavo, tai tas namas čia jau techninis dalykas, bet jisai turėjo tokią savotišką garso ventiliaciją ir tas namas lyga uždavo savotiškai. Tai toks tikrai buvo kartais įdomu. Tau kaip muzikantui, tai aš įtariu, kad čia jau iš vis. Aš tikrai kartais nebuvo lengva.
Dar vat norėčiau jūsų abiejų paklausti, tai ką pastebiu panašaus. Tai, kad jūs abu išvengėte praktiškai aplinkos žmonių. Sąmoningas tai buvo pasirinkimas, nes aš vat jau anksčiau, mes su tavim, kai susirašinėjom, tai jau išskyriau tą dalyką, kad tas išryškėja tarsi žmogaus vienišumas. Ir man būtent tai, kad nėra, tarkime, vat, nei tėvų, o čia nėra studentų, vat, tai, kas tarsi iliustruotų tą gyvenimą, yra atspindžius to žmogaus kažkokius tai. Tai ar jūs sąmoningai nusprendėte šitą dalyką ir ar buvo toks sumanimas, ar čia man tik taip atrodo, kad tas vienišumas išryškėtų? Kadangi aš laikau mikrofoną, tai iš karto. Tai aš manau, kad mano atveju aš ieškau jau, kai grįžau Lietuvą, ar kaip tik tada buvo pandemijos pradžia ir taip toliau, tai aš ilgai labai iš tikrųjų sėdėjau montaže ir labai ilgai ieškau, ką iš viso to dalyko padaryti. Ir aš ieškau kažkokio konflikto, dramos ir vis dėlto jautėsi kažkoks tas jo vienišumas. Nepaisant to, kad jis atrodo toks atviras pasauliui, žmogiškom būtybėm ir nežmogiškom būtybėm, bet tuo pačiu tas jo likimas, kad jis tose namuose yra vienas su gyvūnais savo, kažkoks man čia buvo toksai, kažkoks konfliktas, pavadinkime konfliktas. Ir kažkaip sąmoningai aš taip ir ėjau kalbėti apie tą savotišką jo vienatvę. Bet ar nebuvo taip, kad jisai, pavyzdžiui, dar su studentais kažkokius ryšius palaiko, ar nebuvo tokio siekio to kontakto su kitais? Tai, kad buvo, aišku, gatvės gyvenimas, tai taip, matosi, kaip jis reaguoja, viskas kaip ir aišku, bet vat jo ta profesinė veikla visa. Tai tiesiog net nelabai tuo laikotarpiu atsiskleidė kažkaip, kai mes buvom kartu. Jis buvo vis tiek be galo. Netrodo, kad jis galėjo ištisai būti su mumis ir net kai mes norėdam ten kažkur truputį pabūti atskirais, gerai, nori. Jam atrodo, bet nebūtų to problema visą laiką, tiesiog leisti laiką kartu. Tiesiog draugai atvažiavo. Elena, kaip pas jūs buvo? Tai sąmoningai mes praktiškai net ir nefilmavom specialiai ten mamos, tėčio arba brolio. Yra šiek tiek, kad jie yra ten bendruose planuose, bet nes kažkaip iškart apsisprendėm, kad jau per daug temų būtų dar, jeigu įveltumėm santykį su šeima, nes mums svarbiau buvo tas santykis su gamta, santykis su taip tiesiogiai, netiesiogiai su mėnuliu, žodžiu, ir labiau jos tas įsigilinimas į ją. Bet mes visą aplinką ir šeimą palikom garse, nes ten atsiranda ir tėtis, ir mama, ir brolis, nes nenorėjom irgi nueiti tokį visiškai kontrastą, kad ten vaikas vienas troboj gyvena, nes mes ir iš tikrųjų šiaip tai sulaukėm komentarų ir net žmonės piktindavosi, kad kaip čia tą vaiką išnaudoja, kas čia per tėvai, žodžiu, tokių. Čia šiuolaikinės tikrai jo negalima. Taip. Ir iš tikrųjų, kai Jurga su Juozu tėvai pamatė filmą, tai kažkaip irgi taip šiek tiek, mama gal susijaudino, kad Jėzau, čia atrodo tas vaikas tiek išnaudoja. Tai jo, buvo svarbu bent jau garsiai jos palikti. O šiaip tai visai romantiškai atrodo, visi vaikai svajoja truputį gyventi be tėvų. Tai su ūkiu, arba metų ūkininkė. Bet filmas jau iš tikrųjų šiais laikais toks labai egzotinis, nes, man atrodo, koks čia amžius dabar, 19, 20 pradžia, jau tikrai unikalus tuo, kad jau tokių gyvenimų beveik nebepamatysi. Tai... Bet aš galiu nuraminti, kad mes po pandemijos nuvažiavom pas Barborą, tai viskas tvarkoja, jinai nebeūkininkauja, tiktokas, internetas veikia. Žodžiu, to pasaulio irgi nebėra. Čia turbūt būsit prisidėję prie to paties. Kameros ir dėmesys. Gali būti. Norėčiau dabar Modesto paklausti. Tavo filmo herojai, aš taip suprantu, visi yra draugai, tavo pažįstami. Taip. Kaip pavyko, atrodo, su draugais taip paprasta viskas. Ar iš tikrųjų taip paprasta buvo juos visus prakalbinti, atsiverti, nes tikrai labai gana sudėtinga, man atrodo, vidinė būsena kiekvieno jų atsiskleidžia ir tai netgi, sakyčiau, toks
labai antropologinis filmas, kuris yra šitos kartos, kaip tu ją įvardini, atspindys. Tai kaip su jais tau pavyko ir tu tokį suradai sprendimą, tokį nelysti atrodo tiesiogiai, pastatydamas kažkur ten toliau, statiškus tokius, čia jau toks tavo kaip fotografo turbūt sumanimas. Tai kompleksinis labai čia visas tas toks procesas mūsų buvo, nes tai, ką mes girdim, tai taip yra tai buvo tokia bendra, kaip aš jiem pristačiau kaip tyrimo dalis. Taip įsivaizduojant laikė, tai čia buvo maždaug apie gruodžio mėnesis ir aš pakviečiau draugus, sakau, čia pakviesti pasikalbėti ir mes realiai susitikom su kiekvienu visiškai po 1.5 valandos. Iš viso čia yra 7 žmonės kalba, aš 8 pakalbinau ir tiesiog pasikviečiau draugus, kurie mano manim atitiko tą, kad galbūt ir jie jaučiasi vidutiniški. Ir aš tiesiog atsimenu, po 1.5 valandos mes tiesiog sėdėjom, visiškai tai buvo, realiai čia tik tai 2 dienos filmavimo tokių, mes sutikom pasikalbėti, aš įspėjau, kad mes tai tiesiog uždokumentuosim, nusifilmuosim ir įsirašysim garsą tiesiog. Bet tai realiai turėjo būti tiesiog tik tokia kaip medžiaga man pačiam susivokti, ar kažkas galbūt jaučiasi panašiai kaip aš, ar panašiai. Tai ir aš, kaip visas tarsi vyko procesas, kad tai nebuvo interviu, aš nekalbinu ir praškai neuždavinėjau klausimų, aš tai būdavau, kad net ir pats išeidavau, tai 5 minutės kalbėdavau apie save, kaip aš jaučiuosi, pasakau savo istorijas ir klausimas būdavo, ar tau taip yra, ar tau tai būna, ką tu turi atsakyti tai. Ir aš, tai mes taip kalbėjomės ir tarsi taip pavyko iš jų tada išgirsti kažkokias tokius irgi atspindžius, kas jiems panašaus, galbūt yra nutikę, atsitikę, kaip jie jaučiasi. Tai jie visai net, galėjo nutuokti, kad jie bus filmo dalimi, bet aš net pats nežinau, kad jie bus filmo dalimi, nes aš tą medžiagą gruodžio mėnesį, kai mes pasikalbinom, aš ją parodžiau akademijai ir ten buvo galbūt kokį keletos minučių toks montažas sumontuotas, kur aš net irgi buvau išjungęs visiškai vaizdą ir leidau tik tai garsą dėstytojam, kad parodyt tą savo procesą. Tai buvo įvairių nuomonių, bet man viena, kuri bene ryškiausiai užkliuvo, tai vienos dėstytojos, kaip sakė, kad nemato čia nieko šito medžiagoj, kuri ten buvo, ir aš taip kažkaip sako, dar paieškok. Ir aš taip atidėjau tą visą medžiagą ieškojimams, jau mes dar nebuvo pradėjęs karantinas, kažkokia buvom tokią versiją sugalvoję, ką čia darysim, pasiim keletą personažų iš tų žmonių po to tyrimo. Ir tada aš prasidėjo karantinas, visiškai pasimečiau, visiškai nežinau, ką daryti su tą medžiagą. Ir jau čia buvo, mes gruodį rašėm tą visą garsą, tarsi turėjom pokalbius. Ir Liepos mėnesio pradžia buvo, kada buvo likę mėnesis su pusė iki egzamino visiškai, aš dar neturėjau filmo, nežinau, ką aš gal darysiu. Ir susitikom bare su scenariste, pasišnekėjom su ją ir norėjau tam tokį daryti pusiau, nežinau, video, vlogo stiliaus irgi kažkokį filmuką ir sakau, tarp kitko turiu čia tokią medžiagą, iš gruodžio mėnesio kalbinu žmonės. Ir aš atsimenu, jei sausinukais jinai sėdi, klauso ir tiesiog jinai sako, wow, sako, tu čia turi, žiauriai gerą medžiagą. Aš toksai, man niekas nesakė, kad čia įdomu, nes aš ką leidau, man sakė, kad čia nieko čia gero nėra, žinai. Ir tada aš žiauriai greit susikaupiau ir gavosi, kad mes tada tiem žmonėm, po pusės metų parašiau, labas, atsimeni, mes įrašinėjom garsą gruodžio mėnesį ir man čia reikia per savaitę nusifilmuoti filmą, kada mes galime atvaryti pas tave pusdienį pabūti su tavim tiesiog. Ir va čia kas yra, 7 žmonės, aš su kiekvienu iš to žmogum pabuvau po pusdienį su jais namuose ir buvo realiai čia 3 dienos, tai 6 žmonės nuo ryto iki pietų ir nuo pietų iki vakaro su kiekvienu žmogum tom. Ir viena mergina buvo jau tenai išvažiavusi, kur ten buvo gamtoje daugiau, kur buvo palapiniai, kur ten ta žirgas praeina, jinai buvo skautų stovyklų, ten plateliuose, tai mes varėm tenai platelius filmuoti su Nojum tenai, žodžiu, nusifilmavom ir aš turėjau garsą iš gruodžio mėnesio, vaizdą turėjau tam tikram taisyklėm susigalvojęs, konceptus susigalvojęs, nufilmuotas Liepos mėnesį po pusdienį, po 6 valandas pabuvus su žmonėm ir mes sudėliojom tam tikras tokias
taisyklės ir man tai patinka dirbti ir tie žmonės nežinojo, kad jie bus filmo dalim, tarsi galvoja, kad yra tarsi tyrimo labiau dalim, o gavosi, kad iš to pavyko filmas. Labai avantūristiškai, sakyčiau, bet rezultatas geras, neskaitant to. Miglė, norėjau dabar paklausti, visoje šitoje kompanijoje esi eksperimentinio kino režisierė. Čia Lietuvoje nedažnas atvejas ir manau, kad labai retas ir muzikos akademijoje. Kaip į tai, kas buvo vadovas, kaip reagavo irgi, jeigu jau, sakyčiau, Modesto filme žiūrėjo geros medžiagos, tai kaip tada teko scenarijų pristatyti, ar kaip visą tai? Taip, labai sudėtinga iš tikrųjų. Gal pradėsiu nuo lengviausio atsakymo, tai darbo vadovas buvo Audrius Stonys. Ir kažkaip, kai pristatinėjau idėjas, kokios man galvoje verda ir ką aš noriu padaryti savo diplominiam filmui, tai aš kalbėjau apie laiką, apie atmintį, ką ir prieš tai minėjau. Ir tada kažkaip aš supratau, kad noriu kažkokią čia labai abstrakčią, labai plačią temą tyrinėti. Ir tada taip palaipsniui tas filmas susiaurėjo, tai čia vienas dalykas. Ir kai pristatinėjau tą labai plačią, abstrakčią temą, idėją akademijoje, kaip gyniausi idėją, tai buvo labai sudėtinga iš tikrųjų, nes sulaukiau tokių komentarų ir pasiūlymų eiti į kitą akademiją Lietuvos, dailės, taip, akademiją, nes ten meną daro žmonės, čia mes darom, mes esame amatininkai, mes darom kiną. Taip, tai buvo tokios replikos įvairios ir atsimenu vienas dėstytojas, kurį šiaip labai gerbiu ir man kažkaip patinka su juo bendrauti, atsimenu sakė, kad iš vis čia jis nieko nemato ir nieko nesupranta, pavardžių neminint. Aš tam bandžiu atsikirsti kažkaip, čia tokia ganas terapija, jaučiu dabar. Bet po to išeinant jau po tų gynimų, aš ten leido man daryti tą filmą, ir išeinant po gynimų tarpduryje susitinku su to dėstytoju ir jisai man sako, bet Miglė, tu čia nesijaudink, kad aš čia taip kategoriškai ir griežtai, sakau, tai ne, ačiū jums už nuoširdumą. Ir sakau, bet nežinau man dabar ką daryti, ar jūsų klausyti, ar atsižvelgti tuos visus komentarus, ar ne. Tai tas dėstytojas sako, ne, neatsižvelg ir kuo labiau, žodžiu, daryk savo. Na ir taip tada, kai vyko peržiūros mūsų gynimai filmų, tai komisija įvertino gerai tą filmą. Puikiai. Tai aš kažkaip dėkinga jam ir man atrodo, jie suprato, perskaitė, ką aš ten norėjau pasakyti. Ir taip, bet grįžtant prie dar pradinio jūsų klausimo apie tai, kad eksperimentinis kinas Lietuva, tai taip, čia sudėtinga kažką daryti, nes mažai to žmonių rato, mažai su kuo pasitarti yra, nes filmas dabar keliauja po tos eksperimentinio kino festivalius sėkmingai, o Lietuvoje tai turim vieną festivalį eksperimentinio kino, suspaustą laiką, tai jame ir vyko premjera filmo. Tai kažkaip vis tiek smagu, kad atranda savo žiūrovą. Bet ar tą formą iššūkė būtent pati tema, laikas, ar vis dėlto buvo šiaip noras pabandyti nenaratyviai pasakoti? Ta prasme, kad vis tiek čia daug filosofijos, sakykime, per ženklus, per įvaizdžius ir garsą tą patį nėra pasakojimo tokio aiškaus. Kodėl tokia forma, nes gal tai paprasčiau yra tada? Šiaip tos pačios replikos, to pačio klausimo, to pačio pastebėjimo sulaukiu ir gindamasi filmo idėją akademijoje, kad einu lengviausiu keliu, kad neturiu personažo, kad einu į abstrakciją. Čia lengviausias kelias? Tai, bet aš irgi tada atsimenu, mintise savo pagalvojau, kad ar čia lengviausias kelias? Čia toks retorinis gal klausimas. O forma tai iš tikrųjų gal čia atsirado iš to, kad čia vienintelis, pirmas, gal antras filmas, kuris tikrai man patinka, nes jis yra toks, kokia aš esu. Aš atėjau iš fotografijos į kiną. Taip ir įtariau. Tai kažkaip turbūt
Man labai patinka su garsu dirbti ir prieš tą filmą aš daug labai laiko praleidau su garsu dirbdama, po to bendrai su garso režisierė. Nu, tai vat kažkaip tokie dalykai. Aš tiesiog, jo, matyt, kažkaip atradau savo tokią kryptį. Taip suprantu, kad viena vertus jūs lyg ir laisvi, bet ir ne visai buvot laisvi. Vis tiek buvo tokių cenzorių, kurie išoriniai, paskui tapo vidiniais. Tai kaip vis dėlto jūs jaučiate kažkokią, vat išėjote iš mokyklos, nu, nežinau, Modestai, tu ten magistrą toliau tęsi ar netęsi, nes Modesto darbas yra bakalauro, o 3 režisieriai baigė magistrą. Tai ar, jo, dabar čia išsiplėčiau, bet ką aš norėjau pasakyti, dėl pačios tos laisvės ir įtakų, ar jūs jautėte kažkokią, vat, baigėte mokyklas, nes žiūrint, pavyzdžiui, jūsų filmus, tai atrodytų taip, tai yra klasikinė lietuvių dokumentika. Ir tai yra labai puiku, nes manau, kad tai yra stiprybė mūsų kine ir poetinis kinas, tai yra stiprybė, bet ar jūs jautėte dėstytojo ranką, ar iš to, ką žiūrėjote, ar iš viso nieko nejautėte, bet taip gavosi? Šiaip galvoju apie tai. Aš kažkaip po kurio laiko dabar žiūrėjau šitą filmą, nes tiesiog nebuvo jokių progų, tai nežinau, gal po kokio pusmečio vėl pasižiūrėjau. Ir taip žiūrint, galvoju, nu, jaučiasi tą mokyklėlę, nes pavyzdžiui dabar meščiau laisvai ten kelias scenas, nu, žodžiu, visiškai kitaip daryčiau. Jau, nežinau, ten irgi iš kažkokios ten naujos gal patirties ar naujų srovių, ten nežinau, kaip dabar norėtų sukurti filmus. Ir iš tiesų nežinau, kas tiksliai lėmė, kad tas filmas toks pakankamai jo klasikinis, tos vat mokyklos. Manau, kad aišku daro įtaką tai, kad pas ką tu 2 metus mokaisi, kokius filmus žiūri ir tas pasąmoningai tiesiog užkoduoja kažkokį tempą, ritmą, intonaciją, kaip kalbėti. Tai manau, kad aišku turi įtaką, bet nesakyčiau, kad tai buvo kažkoks didelis noras būtent siekti ir daryti taip. Tai kažkaip gavosi savaime ir pasąmoningai, nes jo, manau, kad tos erdvės ir tos sienos, kuriuose tu esi tam tikrą laiką, tai jos tiesiog irgi tave veikia. Sąmoningai, nesąmoningai. Tai aš tą jo labai pajutau šiandien. Mano atveju turbūt labai irgi pritarčiau visiškai, labai panašiai turbūt buvo. Gal dar aš jaučiau tokį visą laiką, kad aš faktiškai neturėjau beveik jokios kino kūrimo praktikos iki pat studijų pradžios. Ir aš tokį visą laiką jutau, nu, nežinau, kaip pasakyti, didelį slėgį, kad aš labai nežinau, ką aš darau, kaip iš vis daryti filmus. Aš tokį labai visą laiką jutau didelį Amato mokė jūs? Amato. Numokė, bet tai buvo labai suspaustas laikas, iš esmės 1 metai ir tada jau einam daryti savo filmų baigiamųjų. Tai iš tikrųjų ir toks buvo ir truputėlį, kad ieškai tų autoritetų, graibai viską, ką gauni. Ir čia be abejo buvo labai svarbus Audriaus Stonio vaidmuo, labai tikrai ryški rolė. Ir tuo pačiu ieškojau savo kelio ir net dabar dabar prisimenu tokią jo repliką, iš tikrųjų, kai jau šitas filmas buvo parodytas, tai jisai aptarime sakė, kad su Vytautu buvo labai įdomu dirbti, nes aš jam kažką pasakydavau, aš jam nusiųsdavau kažkokią versiją, jisai pakomentuodavo ir jisai matydavo, kad kita versija buvo, aš išvengdavau tų dalykų, pakeisdavau, tiksliau, išmesdavau tos dalykus, kurie jam patikdavo. Nes aš norėjau kažkaip kitaip padaryti. Čia ar sąmoningas toks, ar pasąmoninis pasipriešinimas, kaip tai galėtų būti? Tai nebuvo labai sąmoningas, aš tiesiog labai nirtingai ieškojau kažko, kad tas filmas būtų mano, tikrai mano. Ir tiesiog.
Stanys paskui galėjo naudotis tuo, pastebėjus, kad daro priešingai studentas, negu jūs liepė. Tai jis sakė, kad jis po to jau stengdavosi šaltai sureaguoti tos filmus ir tas variantus, kuriuos aš atsiųsdavau. Tai taip, tas labai tikrai buvo reikšminga. O dabar pamažu jaučiu tokį, jau norisi kažko, nejauti to spaudimo, dabar jaučiuosi laisviau kažkaip. Modestai, noriu tavęs paklausti, ką tau pačiam davė šitas filmas, nes tu sakai, kad ta vidutinybės klausimas tavo aktualus, tai ką savo išsiaiškini? Tai aš čia turbūt sujungiant ir net prieš tai klausimą galėčiau, tai apie visą tai, man viskas atrodo labai susijęs su, man bent jau buvo su pasitikėjimu savim, nes tada, kai man ir gruodžio mėnesį pasakė, kad čia kažko tai nėra, trūksta paieškok dar, tai aš taip gana taip ir paklausiau, tai gerai nėra, ieško toliau, nes nepasitikėjau savo tą intuiciją kažkokią. Ir tada, kai man scenaristą pasakė, Liepos mėnesį, sako, tu čia turi, man irgi buvo, aš kažkaip jaučiau, bet, irgi man reikėjo to patvirtinimo kažkokio. Tai jau po to, kai ten tą Liepos mėnesį kažkaip sudėliojo dalyką, jau pradėjau, tai mes vis tiek su Audrium Stonum dirbom ir jis labai palaikė, bet aš tada jau kažkaip bendrai daugiau savęs klausiau, galbūt net pasitikėjau tada savim ir jo, po to tarsi laukdavau to kažkokio patvirtinimo ir aš jo ir sulaukdavau, nepaisant to, kad dariau savai. Tai iš to pusės taip, o ir pats tas filmas, ką davė, tai čia visiškai mano, nežinau, man labai svarbus tas filmas buvo tuo momentu, nes aš visus to 4 metus akademijai nesijaučiau, kad kažką padariau to, ko galėčiau džiaugtis. Sakydavo, padaryk šį darbą, tai kitą kartą, kaip su tom idėja, dar paieškok, ten antram kursė, tai kitą kartą ir tai kitą. Ir visą taip važiavau ir aš, iš principo, taip savo turėjau tokią mintį, kad aš, noriu kažkaip pabaigti tą akademiją ir nukirsti tiesiog ryšius su ta bendruomenė, nes man buvo per daug buvo, skaudrų tenai, nes vis kažkur tai tau tiesiog nepavyksta. Ir man tada, kai jau buvo, aš tarsi padarė patį filmą, jau nusiraminau, bet kai atsimenu, kai buvo jau aptarimas, mes sėdėjom visi Sluškų rūmų kieme, buvo geras oras ant kėdučių ir tiesiog, kai dėstė vienas po kito, tiesiog jos tas filmas paveikė, tiesiog buvo geri atsiliepimai labai ir iš principo, kai taip, tarsi yra galbūt ir į pažymius tuos ir ne tiek verta kaip dėmesį, bet kai pabaigiau savo galtinį darbą su 10, to, ko nebuvo visus tuos metus, tai man tai simboliškai buvo, kad aš pagaliau padariau ir aš tai, ko pats džiaugiuosi ir to galbūt kažkam kitam paveikė žiūrint. Tai aš pats, kai akademiją pabaigiau, tai man netgi ta tema sąlyginai net ir užsidarė pačiam, aš ją išsisprendžiau, perlipau per save, nes aš įgijau to pasitikėjimo, kad pagaliau po 4 metų padariau kažką verto, kažkur būti matomu. Tai, nes tie žmonės, kuriuos aš visus kalbinau ir net realiai filme tiek apsikalba, aš visiškai kalbu jų lūpom tiesiog, aš praškai po kiekvienu žodžiu galiu pats pasirašyti tiesiog. Tai man daug tokiais įvairiais sluoksniais išsisprendė tie dalykai, radau atsakymus savo ir nusiraminau. Tai čia sėkmės variantas toks visai, gal magistratūra dabar? Tai nežinau, tai čia, kadangi nuskambėjo, sakai, kad antropologijos truputėlį yra šitame, tai aš turiu bendrai idėjų čia grįžti po 5, po 10 metų prie tų pačių personažų, tiesiog kaip jiem toliau sekasi. Tai čia bendrai taip jį kalbant, to dėl magistro, nežinau, magistro tai idėjų yra, bet nežinau, ar akademijai. Dėl to, kad kažkas blogai būtų, bet bendrai norisi. Aš kadangi irgi pats truputėlį iš fotografijos irgi esu atėjęs ir man buvo šalia, tai fotografija, kinas ir dabar norisi net, jeigu magistro, tai galbūt kažko net dar plėsti tas žinias ir tą savo spektrą. Tai ne dėl to, kad kažkokias gal buvo, dabar nebėra tų blogų emocijų su akademija, kurios tada buvo, tai dabar viskas yra pozityvu, bet tiesiog norisi, magistrą galbūt kažkokį kitur teks.
Jo, galų galiai čia nelaipsnė esmė. Taip, taip, taip. Modestės auditorijai galėčiau pasakyti, yra puikus fotografas, jeigu ką. Norėčiau, Miglė, dabar dar irgi paklausti, kai va, toks žingsnis drąsus žengtas, kai tu gali, neklausydama dėstytojų, autoritetų tų pačių, laisvai sukurti filmą, ar ir toliau taip žadi elgtis, nereaguodama į kitų nuomonę, ta prasme, tai teikia džiaugsmo, bet ir labai rizikinga. Ar toliau bus eksperimentinis, ar vis dėlto ką kito bandysi? Kažkaip, man atrodo, kad ir toliau bus eksperimentinis, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, kad kažkaip, nežinau, čia ta rizika, nerizika, protestas, neprotestas, bet tiesiog kažkoks toks, atrodo, atėjo laikas ir noras daryti tai, kas tau patinka. Ir kodėlgi to nepadarius, jeigu kažkaip pasaulyje tiek daug žmonių, tiek daug plati ta auditorija, tai vis tiek kažkaip atrodo atrasi savo žiūrovą, jeigu darysi tai, kas tau svarbu ir artima. Ir dar kažkaip atsimenant akademiją, tai iš tikrųjų, nežinau, mes ir Elena, ir Vytautas, ir aš į magistrą stojom nebaigę kino režisūros, vaizdo režisūros bakalaurų, atėjom iš kitų profesijų. Tai man magistras akademijoje davė iš tikrųjų ir tuos pirmus suspaustus, bet daug to kino amato pačiupinėti, paliesti, aš labai kažkaip dėkinga, bet ir tuo pačiu suteikia progą kažkaip atsirinkti, kas man vis tik patinka arba nepatinka. Tai tokia buvo platforma ir kažkaip, ir dar grįžtant prie ką kolegos kalbėjo apie tuos autoritetus, mokyklą, tai irgi mano darbo vadovas Tonijus Audrius buvo ir atsimenu, aš jam siunčiu savo jau ten kažkokį eskizą, sumontavusi filmą. Jis man nieko netrašo, tada aš laukiu. Po to jūs kažkaip skambinu, ar aš jam, ar jis man neatsimenu. Ir sako, Miglė, kaip aš pergyvenu, sako, aš nežinau, ką tau patarti, nes čia ne mano laukas, ne tas dokumentinis kinas. Bet kažkaip akademijoje net ir nebuvo eksperimentinio kino dėstytojų, kurie galėtų būti darbo vadovų. Bet kažkaip jo tam tikri komentarai, kažkokie pastebėjimai ir tas nesikišimas man kažkaip suteikia, nežinau, to pasitikėjimo savim, kad, jeigu kažkaip negali pasakyti, kas blogai, tai gal nieko to blogo ir nėra. Tokie visokios tokios mintys ir tada kažkaip judi tolyn ir darai tai, kas atrodo tau teisinga. Tai toliau bus eksperimentinis kinas, bet man kažkaip labai patinka dar ir taip, dabar bandau savo darbuose truputį tos dokumentikos, realybės, pačiupinėti ir paliesti, plus eksperimentinė kino kalba ir gaunasi toks eksperimentinis dokumentinis kinas. Tai čia mano ateities planai ir siekiamybė. Lena, dabar tau irgi dar klausimas. Dokumentika ir ar ji, kaip tu manai, bus su kažkokiais kitokiais ieškojimais, iššūkiais, ar tugi dabar, man atrodo, kuri toliau ir tu per laiką jau tokį užtrukusi vieną dokumentinį filmą. Taip. Tai čia jau muzikos akademija neturės, man atrodo, galimybių prisiliesti. Tai ar tu jauti, kad bus kažkoks kitas filmas, kitokį sumanimą turi, tą kitą kino kalbą, ar kaip tai tau pačiai atrodo pradėsi kalbėti arba kalbi? Taip, sunku taip tiksliai įvardinti, dėl to, kad vis tiek yra tas tam tikras metodas, kuris, man atrodo, ir šitam filmui, ir kuris atėjęs galbūt iš akademijos, kuris pakankamai populiarus, tai ta stebimoji dokumentika, kur tu per ilgą laiką stebi tam tikrą vietą arba herojų. Ir tas dalykas man labai patinka. Tokiu būdu dirbti, kur tu tiesiog leidi savo tokią prabangą būti laikė su tam tikrai žmonėm arba vietom arba temom, nes viskas ten kažkaip labai įdomiai ima keistis ir dėti sluoksniais ir tas laikas tikrai tampa kaip tam tikra priemonė atskleisti dalykus. Tai aš kažkaip bent jau dabar nesijaučiu, kad labai norėčiau
kažkaip ten keisti visiškai tą metodą. Bet pati gal stilistika filmų, tai jinai, manau, irgi ateina galbūt nuo žmonių, kuriuos filmuoju, nes dabar pabaigė montažą irgi portretinio filmo, kuris šiaip tai prasidėjo akademijai, irgi kaip užduotis, bet išaugo į pilnametražį filmą. Ir jisai stilistiškai visiškai kitoks negu Mėnulis, nes aš jį filmavau pati. Ir man tas gal dar momentas irgi patinka pačiai viską daryti. Tada gal nebūna taip, nežinau, gražu kinematografiškai, tas garsas toks irgi nei šioks, nei toks, bet kažkokių kitų labai gerų dalykų ten atsiranda. Ir man atrodo, tas filmas Roberta, kuris dabar kažkada pasirodys, dabar mes postprodukciją darom, tai mano akimis jis kitoks bus. Bet ar jis labai skirsis nuo tos mūsų tradicijos, tai sunku pasakyti, šiaip sunku iš šono vertinti. Aš manau, kad jis tikrai turės kažkokios tos mokyklos, bet nežinau, gal ta kino kalba. Čia aš dabar tai paklausiu ir tu tarsi teisinėsi, kad oi, ne, aš... Ne, aš nesiteisinu, aš svarstau, nes iš tikrųjų aš dabar žiūrėdama galvoju apie tos dalykus, nes labai įdomu iš šono pasižiūrėti, nes kai praeina šiek tiek laiko, tu turi galimybę kažkaip iš šono pažiūrėti, lyg ne tavo darbas. Tai čia, jo, tokie gal teoriniai dalykai, kur iš tiesų sunku taip tiksliai atsakyti. Bet kad aš kažkaip meščiausi visiškai kažkokią kryptį, tai ne. Man kažkaip patinka būti tose vėžėse. Vytautai, ką atsakėjai savo, sukūręs šitą filmą apie Lingį? Ar kažką naujo savo atradai? Bet ką iš to filmo suradai, kažkokio kitokio savyje? Sunku vieną dalyką kažkokį paminėti. Labai... Galima daugiau? Tai dabar kaip tik eina 2 metai. Prieš 2 metus aš dar buvau pas Alfonso namuose, maždaug šiom dienom. Tai kažkuria prasme aš vis dar virškinu tą patirtį. Aš vis dar dažnai tikrai grįžtu į tą laiką, nes tai nebuvo tik tai kino kūrimo patirtis, bet aplamai tokia gyvenimiška kažkokia stipri patirtis. Tas susitikimas, tie nauji draugai visi. Kalbu apie filmavimo komandą. Tas buvo pirmas mūsų darbas kartu iš esmės. Tai buvo labai, šita prasme, ten buvo paliesti tokie dalykai, kur aš iki šiol kažkiek dar savo juos gromuluoju. O iš kino to kūrimo taško, tai kažkaip man rezonuoja, ką sako ir Modestas, nes aš manau, kad tiesiog aš tikrai, kaip ir sakiau, viena vertus jutau spaudimą iš savęs, kita vertus truputėlį iš išorės, tai manau, kad aš savo atsakiau, kad aš praėjau tą tikrai pakankamai sunkų filmo kūrimo proceso etapą ir dabar manau, kad tiesiog truputį būtų, gal daugiau negu truputį daugiau drąsos pasitikėti savo intuicijos, savo sprendimais ir galų gale klaidas kažkas daryti ir nebijau. Norėčiau paskutinį klausimą užduoti visiems ir jeigu galima visai trumpiau, taip gal, nors klausimas yra visai vertas ilgo atsakymo, manyčiau. Tai pažiūrėkit, kaip jums išeis, bet tai va, aš irgi galvoju, kad jau čia vakarienė laikas valė. Vienas sunkesnių, man atrodo, momentų čia jau kitas. Viena kaip prisijaukinti herojų arba prisipratinti, o kitas yra atsisveikinti su herojumi. Ir kai kurie režisieriai netgi atsisako kurti dokumentinį kiną, nes sako, kad tai yra nemaža našta. Juos palikti, tokius išjudintus, paskui pamiršti tarsi, nes kiekvieną žmogų paliečia kamera, dėmesys, kas be ko, ypatingai manau, kaip ir Lingys, nebijoju, jam tiesiog čia buvo šviesa ir nebijoju, kad tai tas pats su mergaitė. Modestas, nežinau kaip draugų reakcija, bet aš manau, kad čia vis tiek tas klausimas apie dokumentinį kiną, apie tai,
kaip tu susitinki su žmogum ir paskui tarsi vieną dieną sakai, nu tai viso gero. Tai vat toks klausimas ilgas ir trumpi atsakymai. Tai aš tai viso gero taip ir nepasakiau. Per tos 2 metus dabar, kur jo prie nuo filmavimo, tai buvo kelis kartus susiskambinta, buvo daug laiškų išsiųsta tarpusavį ir buvo vienas ir videokonferencijos toks susitikimas vienoj filosofinė konferencija, kur mes parodėm tą filmą ir Lingis ten dalyvavo, tai ten tiesiog teko per didelį projektoriaus ekraną matyti jį. Tai tas bendravimas vyksta ir tas viso gero tikrai šiuo atveju nevyko ir tai yra abipusiška, tai nėra tik tai iš mano pusės, tai matyti, kad ir iš Alfonso pusės jam irgi tas laikas buvo, kaip jūs ir sakot, tas buvo jam svarbus irgi. Tai pabaigos kaip ir nėra dar kažkokios tikros. Tai lygiai taip pat viso gero nėra pasakyta, nes, nežinau, tas filmavimas visą laiką toks procesas, kaip susitiktai žmonėm, kurie tampa draugais, artimaisiais, kad jie tiesiog niekur nedingsta, jie vis tiek vieną ar kitą formą išlieka ir tas tiek su Barbora, tiek su visais kitais filmų personažais, kuriuos esu filmavus arba vis dar filmuojam, tai jie tiesiog tampa jo kažkokia svarbia gyvenimo dalim ir tas procesas jis nesibaigia, jis tęsiasi. Irgi. Tai kadangi mano filmas buvo toks asmeniškas, personal cinema, tai su savimi atsisveikinti būtų per sudėtinga, ko gero. Ir šiaip, mano filme veikia mano dukra, močiutė veikia, nors jos ir nebėra, bet kaip toks filmo ašis. Tai kažkaip šiaip šito filmo atradau, kad man labai įdomus tas asmeniškasis kinas, tas toks per save, nes kažkaip atrodo save geriausiai pažįsti. Ir čia gal net nekalbu kaip ten visiškai kaip Jonas Mekas, kur ten į save kamerą atsuki, bet tiesiog kažkaip per savo požiūrio tašką. Ir tai čia buvo ne viso gero, labą dieną, tam asmeniškajam kinui. Tai, kadangi palėtė irgi apie asmeniškumus tos, tai ne mano filmas man irgi buvo asmeniškas, nepaisant to, kad per kitus žmonės tarsi kalbėjau, tai ta tema, kaip ir minėjau, man yra kažkokia ramybė atradusi, o kadangi mes su visais personažais esam pažįstami draugai, tai bendrai tikrai neuždarau to ir, kaip sakiau, 5 metai iki 10 metų norėčiau grįžti prie to ir net kažkaip kartai būna, kai kažkur tai ar tai festivalį pasirodo, kažkur tai vyksta rodymas, kažkoks ir aš stengiuosi socialiniuose tinkluose paminėti to žmonės, kad jie kažkaip matytų, tai man būna, mergina buvo parašę savo, kad pati nesitikėjo, tarsi, kad kažkur tai tas tęsis filmo gyvenimas ir pati bando suvokti, kas čia vyksta ir kur dar pati tarsi dalyvauja tam procese, tai irgi nėra atsisveikyta, ir aš tarsi keliauju su to filmu ir mano personažai vis dar atsimena tai ir keliauja. Tai ir vėliau sakau, sugrįšim po kažkiek laiko, manau. Labai ačiū visiems už pasidalinimus ir tikrai džiaugiuosi šitais visais filmais. Manau, kad tikrai ateina jau yra puikiai karta nauja kine, tai tikrai visiems ir linkiu toliau drąsiai, nebesižvalgant į dėstytojus, tiesiog kurti tai, kas jums ant dūšios. Tai ačiū, laimingai. Ačiū.